Mane merginos vadino Rolandu Mackevičiumi, nes... Parkuojas invalid... Mane merginos vadina Kauno meru, nes man pochuinių nuomonės. Simukas įsijungia. Kur man nei vienas rankų neploja? Labas vakaras, Vilniau! Sveiki atvykę į laidą, kas juoksis? Paskutinis! Na, šaunuoliai, ačiū labai, kad atvykot Vilniečiai, Vilniaus svečiai. Šiandien turėsim labai ypatingą laidą, turim puikius 3 komikus pasikvietę čia šiandien į laidą. Ir pirmasis mūsų laidos dalyvis. Jis buvo didelis vaikas, svajonių jaunikis, tobulas tėvas. Pagal viską dabar turėtų būti išėjęs cigarečių pirkti. Tai Evaldas Jasaitis, naudojam jam! Kitas mūsų dalyvis turėtų pretenduoti į Mišelino žvaigždę kitais metais, nes yra išrausinęs ne vieną įžymybę. Tai Antanas Kisliak, paplojam jam! Aš galvoju, kaip atrodė. Ir trečiasis mūsų Kadų Comedy Universe naujokas, bet tikrai talentingas tinklininkas. Ne tinklininkas, ką ten žaidė? Kvadratininkas. Ką tu ten žaidė? Kaip tėvas, blėt, vaiko, kur nebendravęs 10 metų. Ką ten kur? Smuiką groja? Jisai su kamuoliu! Jeigu iš čia, tai kas tada palaidotas mauzolėje? Tai Simonas Žurauskas! Simonai, ar tau dažnai žmonės sako, kad tu esi panašus į Leniną? Šiaip jau ne, tai dėkui, kad priminė. Ačiū. Be problemų. O maniau pabėgau nuo šito. Paaiškinsiu šiandien, ką mes čia veikiam, ką mes čia darom. Tai šiandien turime 3 nuostabius komikus, kurie iš manęs išgirs po vieną juokelio idėją. Išgirdę tą juokelio idėją, jie turės pabaigti ją juokingai. Galime pradėti, pamatysite visą žaidimo eigą, kai pradėsime. Atrodo, kad širdies smūgis man gerai. Laukiu, kada pusė veido tiesiog. Ja. Šiame sezone, jeigu matėt pirmąjį, nežiūrėkite, ten LNK darė. Šiame sezone vietoj taškų žaidėjai galės gauti tikrus pinigus. Tai galite padaryti ir jūs. Ateikite į Kadų Comedy atvirą mikrofoną, pasibandykite tenai savo jėgas, jei jums gerai eisis, pakviesiu į žaidimą, galėsite užsidirbti pinigų. Tai ką, galim pradėti. Pirmasis premisas. Seksas su manimi kaip rugsėjo 11. Simonai. Su dvyniais geriau. Plojimai. 5 eurai. 5 eurai Simonui. Kislekai. Seksas su manim kaip rugsėjo 11. Neaišku, ar iš tikro buvo. Gerai, 7. Super. Jasaičia, ką galvoji? Seksas su manim kaip rugsėjo 11. Daug aukų. No, nice. 6 eurai. Paplojam, lemai, įsivažiuoti reikia mums. Daug aukų pas Evaldą Jasaitį sekse. Seksas su manimi kaip rugsėjo 11, nes 9 iš 11. Gerai, 6 eurus duosiu iš tą kiekelį. Galima 9 eurus. Ne, šiaip liekam prie 6. Gaudusi šiam dienį. Aha, Seksas su manim kaip rugsėjo 11, bokštas neatsistatė. Ok. 6 eurai. Simai, tu savo protingų žvilgsnių žiūri, prisimerkęs. Nieko nesugalvoju. Atrodo kaip azijietis Leninas. Aš turiu labai protingą. Sakyk, prašau. Seksas su manim kaip rugsėjo 11, irgi Bušas suplanavo. Krūmas. Bušas suplanavo tavo seksą, ne? Tai jisai... Nes būtent apžėlus tą turėjome. Krūmas. Aš galvoju, kad rugsėjo... Montuotojai reikia duoti darbą. Reikia turėti ką iškirpti. Aš tau už eurą už šitą bairį duosiu. Gali minusuot nahu šitą. Ne. Tai gerai, minusuokime eurą. Gerai, važiuojam prie kito premiso. Seksas su manimi kaip mama apdovanojimai. Surežisuoti. Negaliu duoti pinigų, nes pripažinsiu. Seksas su manim kaip mama apdovanojimai. Dominuoja tyla. O, gerai. 4 su šitą, 8 su šitą. Antanai Kisliakai, labai puikus. Ačiū tau. Seksas su manimi kaip mama apdovanojimai. Pastoviai Jankevičius ten būna. Gerai, 4 eurai. Ačiū labai. Kas gali būti su mama apdovanojimais dar susiję? Seksas su manimi kaip mama apdovanojimai. Vien tik patyčios. Gerai, 3 eurus duosiu iš šaunuolis. Ačiū tau. Seksas su manim kaip mama apdovanojimai. Irgi noriu, kad nepilnametį mane šautų. Aš bijau, kad šitą laidą išeis kovo pabaigoje, tai visiems jau pochui bus, bet...
Seksas su manim ne visai kaip mama apdovanojimai, nes aš apšaudau nepilnametį. Gerai, 6 duosime Eldui Jasaičiui ir 4 Antanui Kislekui. Ačiū labai. Seksas su manim kaip mama apdovanojimai sužybo Laura Dragūnaitė. Gerai, 2 eurai. Išpisau Dragūnaitę. Ant kamerų pisau dabar, taip paguldžiau žmogui už dėl 2 eurų. Jo. Seksas su manimi kaip mama apdovanojimai. Pareigyti nebūtina, bet 3 smagiau. Geras. Simonai, 7 eurai tau, šaunuoli. Seksas su manim kaip mama apdovanojimai. Visi skundžiasi, bet visi žiūrėjo. Gerai, 3 eurai. Seksas su manimi kaip mama apdovanojimai, nes mama, kas toliau? Gerai, 7 eurai Antanui Kislekui, šaunuolis, įvežiavai. Seksas su manimi kaip mama apdovanojimai. Po visko norisi užsirakyti kaip lyžiai. Ne, aš dėl tavo. Gal geras ir bairis. Bet lietuviškai. Liežuviai. Ai, liežuviai užsidaryti? Užsirūkyti liežuviai. Gerai, 3 eurus duosiu aš tau už tai. Bairį. 3 eurus. Ką jūs manot, publika, kiek vertas šitas bairis buvo? 4 plojimai. 7 plojimai. 7 eurai. Konvertuokite į eurus 2 plojimai. Seksas su manim kaip mama apdovanojimai, po visko varomi moksi. Seksas su manim kaip mama apdovanojimai trunka 3 valandas, bet o nachui. Gerai, 7 eurai Kislekui. Ačiū tau, Kislekui, labai. Gerai, man atrodo, išsikvėpėm su šito premisu, galime žiūrėti prie kito, o kitas skamba taip. Seksas su manimi kaip naujieji metai. Simonai. Greit iššaunu. Gerai, 5 eurus duosiu. Seksas su manim kaip naujieji metai, pats nešaudau, žiūri kaip kiti šaudo. Gerai, 7 eurai. Visų akise valda Jasaitis. Aš noriu, kad daugiau spaudimas. Liemui galą geriai, paplokit. Sugrįžimą darom su broliu. Seksas su manimi kaip naujieji metai, daug šaibų išmesta, o kam nahui? Gerai, 2 eurai. Seksas su manim kaip naujieji metai, kažkokia mišrainė. Gerai, 4 eurai. Seksas su manim kaip naujieji metai, pasipėsam ir verčiam tą puslapį. 27 centai. Viskas vyrai, ar ne? Seksas su manim kaip naujieji metai, nes smagiau Maskvos laiku. Jeigu tu būtum pasakęs, seksas su manimi kaip naujieji metai, smagiau Maskvos laiku, tai būčiau davęs, žinai. Seksas su manim kaip naujieji metai, ką per naujus. Neturėjau pasitikėjimo, išvaiščiau šitą. Salto darėjai ir, blėt, beveik atsistojant kojų, bet visai su žemė. Daug viewsų, 0 pinigų. Gerai, keliam prie kito. Seksas su manimi kaip žvejyba. Su tėvu nenoriu varyti. Geras. 7 eurai. Aš dar paprašysiu savęs paspaus mygtuką, nes Airensas bus per reikalą visą dieną praleidęs čia. Super. Nes Kislekas visą laiką paspaudžia ir mane veikia, kai jis paspaudžia. Seksas su manim kaip žvejyba, jeigu įmerki nereiškia, kad kažką pagausi. Ok, 5 eurai, ačiū. Seksas su manim kaip žvejyba, visą dieną mirkau į eketę, bet kliovo nėra. Čia vyresnė. Čia vyresnė jau jo. Žvejojant jau. Aš nesu žvejo, bet jeigu... Nu gerai, duosiu 4 eurus nors. Seksas su manim kaip žvejyba, geriau su vyrais nei su moterim. Jo, ok, 5 eurai. Seksas su manim kaip žvejyba, jeigu nori kažką pagauti, reikia gerai pasišert. Nice, 7 eurai. Seksas su manim kaip žvejyba, kuo labiau tyli, to geriau sekas. Ok, 3 eurai. Seksas su manim kaip žvejyba, sliekas labai nukramtytus. 8 eurus, Eldui Jasaičiui pablojam dar gadelį, prakusę kelių. Tu nori, Eldai? Slekai, ką mastai? Aš nesu žvejojęs gyvenime. Jo. Žiauriai sunku. Man žiauriai sunku. Seksas su manimi kaip žvejyba nesudaręs niekada, ne? Jo, bet čia toks dugnas yra. Jo. Seksas su manim kaip žvejyba, tiek pisos, o nieko nepagausiu. Nieko nepagaunu, žiūriu, nieko nesuprantu, kas čia dar. Nuimkite Jasaičiui. Nuimkite naktį, tiesiog minusuokit bilėtį. Na ir pažiūrėkime, koks kitas juokelis mūsų laukia. Aš esu kaip Burgos dėklas, nes visos merginos mane nori laikyti savo rankose. Labai gerai, duodu tau 12 eurų. Aš esu kaip Burgos dėklas, nes turiu 100 skirtingų įvaizdžių. Na, pažiūrėjus šiandien į tavo aprangą, Burga tikrai turi geresnių įvaizdžių, bet už juokelį aš tau duosiu 7 eurus. Aš esu kaip Burgos dėklas, nes su manim nepasidarysi gėdos prieš savo drauges. Labai gerai, šitas labai geras, tikrai.
duoda tau 15 eurų. Antanai, turės dar ką nors? Aš esu kaip burga, lietuviškas produktas. Nu, nes aš esu lietuvis ir burga yra lietuviška įmonė. Aš tave girdžiu, aš tave suprantu. Faktiškai tai yra teisinga, bet publika nesijuokia. Nu gerai, bet aš vis tiek duosiu 5 eurus, nes tai yra tiesa. Aš esu kaip burgaus dėklas, niekada nelūžtu. Ta prasme, burgaus dėklas niekada nelūžta ir aš per balius, kaip ir geriau, niekada nenulūžtu. 10 eurų. Aš esu kaip burgaus dėklas, nes už 2 kainą gauni 4. Žinok, nors visiškai tavęs nesuprantu, bet duosiu tau 1 eurą. Nes tai visiška tiesa. Vis dar galioja burgos akcija. Pirkite 4 telefono dėklus, mokėkite tik už 2. Taip pat burgas skelbia 20% pavasario išpardavimą. Na, o su mūsų kodu KADUCOMEDY X5 gaukite 5% nuolaidą visoms prekiams. Pavasario išpardavimo metu vis dar galioja akcija. Pirk 4 telefono dėklus, mokėk už 2. Akcija galioja iki kovo 9 dienos, todėl suskupk ir pirk geriausius dėklus rinkoje. Burga. Asmeniškai turiu ir asmeniškai labai patenkinti. Viskas, važiuojam prie kito tada. Seksas su manim kaip Basanavičiaus gatvė. Seksas su manim kaip Basanavičiaus gatvė, galima su mano gyvatė nusifotografuoti. O, nice. 7 eurų. Ir iš karto antras, seksas su manim kaip Basanavičiaus gatvė, irgi su beždžionė turiu fotkinti. Nu, tas pats Jasaičia čia. Bet 2 eurus duosiu, ačiū tau. Seksas su manim kaip Basanavičiaus gatvė, nes gali gauti vaflį. Geras, 4 Tai eurų. veikia keliais lygiai. Taip. Vaflis kaip žmogus, vaflis kaip... Už šitą garsą euras. Ačiū už garsą. Seksas su manim kaip Basanavičiaus gatvė, labai ilga, bet kas iš to, kaip apie man. Nėra baisiai ilgai, kas yra to. Šiaip ilgoka. Vidutinė dydžiai, jeigu paimtume Europos Sąjungos skaičius. Jeigu šalta, trumpesnė gatvė šiaip. Seksas su manimi kaip Basanavičiaus gatvė. Jeigu ten dirbi, tau turėtų būti gėda. Į tą patį. Seksas su manim kaip Basanavičiaus gatvė irgi dirba prastai apmokami nepilnamečiai. 6 eurų jau Jasaičiui. Seksas su manim kaip Basanavičiaus gatvė, po darbo gali likt nakvot. Nes tipo pizzerija. Gerai. 2 eurai, supratom, bet gerai. Tai pirmasis turas baigėsi, po pirmojo turo turime tokius skaičius. Simonas Žurauskas, 33 eurai, paplojam jam. Antanas Kislekas, 75 eurai. Ir Evaldas Jasaitis, 57 eurai. Na ir pažiūrėsim, kaip seksis jiems kitame raunde. O jisai atsidaro taip. Mane merginos vadino Rolandu Mackevičiumi, nes... Parkuojas invalid... 10 eurų. Nespėjau. Nes nemoku skaityti. 8 eurų. Mane merginos vadina Rolandu Mackevičium, nes užduodu joms nepatogius klausimus. Ok, 6 eurai. Pavyzdžiui, kada važiuosi namo? Ne, aš turiu merginą labai ilgai čia baigti. Kad turiu merginą. Ne. Mane merginos vadina Rolandu Mackevičium, nes šalia manęs yra 2 žiauriai juokingi žmonės. Simonui ir Evaldai -3, atiduokit Kislekui, 9 duodam. Mane merginas vadina Rolandu Mackevičium, nes mano žmona irgi praspyrė. Bet aš nežinau, ar aš jėti ir galėsiu šitą dėti. Čia problema, žinai. Ne, ką. Merginos vadina Rolandu Mackevičium, nes niūkinu žiauriai. Gali šitą įdėti. Žinai ką, ir įdėsi Kislekai. Bet tik tavo. Ne, galit važiuoti ant rolkas, viskas gerai. Malonės, Aš įdėsiu paustę, kur aš sakau, nu negražu, vyrai, negražu. Mane merginas vadina Rolandu Mackevičium, nes pisau Giovanni. Gerai, 6 eurus duosiu Evaldai Jasaičiui. Mane merginos vadina Rolandu Mackevičium, nes... 2 eurai, geras. Ne, baigęs. Mane merginos vadina Rolandu Mackevičium, nes irgi esu jas apipisęs. Balaka. Nu, jis prankus darydavo. Ai, prankus, okei. Gerai.
3 eurai. Mane merginas vadina Rolandu Mackevičium, nes bučiuoja su grimeriam. A jau toks. Pamiršom, žmogus turi vaikų. Blet, visiškai kitokią laidą ir jinai galas. Bet ką aš galvau, kai tokį premisą įdėjau iš tikrųjų. Mane merginas vadina Rolandu Mackevičium, nes aš sėkmingas. Aš turiu vieną. Mane vadina merginos Rolandu Mackevičium, nes esu super geras žmogus. Aš dar Mackevičius, nes ir puikiai atrodo. Beje, merginas sakė, kad Lamborghini turi. Už visus šitus 3 eurus. Ei, pinigai yra pinigai. Pinigai yra pinigai, kad ir Kaip mane vadina Rolandu Mackevičium, nes daug pinigų turiu. Ne, jau čia -2. Manęs merginas... Pažiūrėsiu, kiek turi daug pinigų. -2 eurai. Manęs merginas... Sakyk, ne, sakyk, tu pirk. Mane merginos vadina Rolandu Mackevičium, nes irgi mokinukės patinka. O, palauk. Manęs merginas... Palauk. Pedofilus? Gerai, dasi 4 eurus aš už tokį. Manęs merginas nevadina Rolandu Mackevičium, nes gavo pakankamai pinigų. Tai. Kad patylėtų. Gerai, galime žiūrėti prie kito. Kitas skamba taip. Mane merginas vadina sėdmaišiu, nes... Čia jau gilinai. Dabar reikia nuo Rolando Mackevičiaus pagimų pereiti į sėdimą baldą. Nežinau, mane merginas vadina sėdmaišiu, nes gali ant manęs atsisėsti. Nu tai čia šitas. Arba niekas nenori manęs atsisėsti. Ant sėdmaišių visi nori atsisėsti. Šiaip jo, tu teisus. 2 eurus gauni. Laimėjau. Apgynį tiesiog savo. Ne, aš galvoju, ar kažkas šito sakys, gal net man gal per žemai. Mane merginas vadina sėdmaišiu, nes pastoviai valiojos ant žemės. Okei, kai manęs atsisėda su bliūkštu. Ne? Sorry, blėda. -2 eurus. Mane merginas vadina sėdmaišiu, nes nesakau jam savo vardą iš tikrųjų, koks tai yra. Aš tik sakau nickname, aš sėdmaišiu. Okei, 4 eurai. Mane merginas vadina sėdmaišiu, nes taip užsivadinęs telegramės. Meta prasideda, bet man patinka 3 eurai. Ką, Valdai, manai? Mane merginos vadina sėdmaišiu, nes šūdmaišiu nebevadina jau. RIP šūdmaišiu. Mirė jisai? Jo, užvestas jau. Kada? Yra Šaudė, Kaune, mašinai. Aiktus. Su žmona kaip buvo. Sėdi dabar žmonės kalėjimo. faktų žmogus. NordVPN sušaudė O, šūdmaišiu. arba aš juokaujama rimtai. Gerai, važiuojam prie kito. Mane merginos vadina žemaituku, nes... Nes irgi atrodo, kad pisosiu savo draugeliu tuo. Gerai, 6 eurai, taip pat su kokį draugeliu, su Kisleku? Čiūju dabar, kas man lieka. Mane merginas vadina žemaituku, nes turėsiu koncertą Žalgirio arenai vasario 21 dieną. Aš tau už šitą 2 eurus, o žemaitukai 20. Ne, Už ten šitą. soldautas jau, žinokit, nebėr bilietų. Mažo ūgio, bet bibys arkliškas. Arkliškas bibys. Nu, milžiniškas. Tai didelis tas. Aš negaliu, žinai, meluoti šitam žaidimui. Okay, ja. Ne, čia gali. Čia nežinau, kad meluoju. Žinau, kad meluoju. Mane merginos vadina žemaituku, nes užpiso manęs klausyt. Ne, Ką? Nepatiko. Nepadarė. Žemaitukų fanų. Publika. Sorry. Atimti? Ne? Jo. Ko sakė, jo? Da. Ne, netim gerai. Kliam, geri žmonės susirinkę. Atimt Simonui, ne. Mane merginos vadina žemaituku, nes irgi norėtų vokiečiams atiduoti. Okei, gerai. Istorinis. Ir Latviam irgi. Čia daug lėjerių. Aš galiu Simonai sakyti, mane merginos vadina žemaituku, nes nekrikštytas kurį laiką buvo. Ja, 4 eurai. Jeigu būtum kitoj laidoj, labai gerai. Mane merginos vadina žemaituku, nes, kaip sakiau prieš tai, nesakiau vardą savo, aš daug labai nickname esu pasakęs. 32 centai. Aiškiai per daug, bet aš paimsiu, man negėda. Tu dabar gavai pinigus iš to, kur Maksimai būna tos krepšelis, kur nukainuota viskas. Aš tiesiog iš vežimėlio eurą ištraukiu ir kažkas atėmė. Tada pasmulkino ir padalino. Mane merginos vadina žemaituku, nes irgi reta veislė.
Reta. Nežinau, kodėl. Jūs galvojat. Nes tie du taip, ką aš apie juos pasakysiu. Nu, areną surinko žmonės šaunuoliai, nu. Nu, tai taip ir sakyk, nu. Kokia yra daina? Mane merginas vadina žemaituku, nes aš šaunuolis. Taip uždirbami pinigai. Nu gerai, eurą duok. Greba, girdžiu, žmonės juokės, tai ką man neduoda dabar pinigų, ne? Šipsokis ir majuokėm, jis nušau. Jo. Matai, kur Henris dingo. Bet jį Bertulis nušojo. Gerai, jis sakė 2 eurai. Man jie juok, aš juos įgarsintas. Aš suprantu. Aš labai girdžiu, kai juokės žmonės. Taip, va. Tu taip gali pradėti. Labai girdžiu, kai nesijuokia labai. Mane merginos vadina žemaituku, nes irgi pervertintas. Ką žinau, normalūs vyrai. Normalus vyrai. Ištišimkit šitą Ne, pašalą. ne. Mane merginas vadina žemaituku, nes Simonas sakė, kad labai pervertinti žemaituku. 4 eurai jau kislekai. Mane merginos vadina žemaituku, nes visos močiutės nori išpis. O, okei. 6 eurai, pagaliau. Vaikų pisimo iki senių dabar. Jo, žaskiau galit. Žaskiau, nu. Mes galim priemės sakyti. Ar mes daužysim žemaitukus dabar, kas tau sumokėjo? Mane merginos vadina žemaituku, nes aš 1,7 m. Jo, čia tau vieninteliam tinka šitas bairis. Labai gerai. Siaurutukas labiau. Mane merginos vadina žemaituku, nes mama irgi apdovanoja. O, okei. Bet šitas geras. Jo, geras. Mama irgi gera buvo. Žinau, 3 eurai. esu buvęs pas ją. Gerai, toliau. Mane merginos vadina Kauno meru, nes... Nespėjau. Eulas Jasaits. Esu žiauriai didelis bibys. 20 eurų duodu. 20 eurų duodu. Mane merginas vadina Kauno meru, iš tikrųjų šiaip nevadina, nes nustumiau jas nuo laiptų. 12 eurų. Mane merginos vadina Kauno meru, nes man pochuinių nuomonės. Čia politinė laida dabar tapo. Nes jie irgi su rusais dirbo. Gerai, 2. Mane merginos vadina Kauno meru, nes mano krabo mėsa irgi netikra. Okei, 4. Mane merginas vadina Kauno meru, nes turiu didelę žnyplę. Bibi. 2 eurai. 2 eurus duosiu, sakė, kai užtenk pasitikimą. Mane merginos vadina Kauno meru, nes visas kylas užlopėjau Kaune. Nice. Nice, geras. Pradėjom pagaliau dirbti. 5 eurų. Pagaliau pradėjom dirbti. Mane merginas vadina Kauno meru, nes nesakiau, kuo aš vardu, kaip prieš tai pasakau. Jos nežino mano vardą. Čia dar vienas mano alter Aš ego. melavau. Kislekai, žmonės juokės 4 eurai tam. Mane merginos vadina Kauno meru, nes tam tikrą momentą irgi buvau rusų kekšė. Savo karjerą. Gerai, 4 eurai. Mane merginos vadina Kauno meru, nes irgi su savo sūnumis dalinuos. Merginos. Okei, geras. 4 eurai, viskas gerai, sveikia. Mane merginos vadina Kauno meru, nes visada joms meluoju, bet sakau, kad nemeluoju. Gerai, 3 eurai. Važiuojam toliau, kitas premisas yra mane merginos vadina kokainu. Jo, tai buvo per Rolandą Mackevičių. 9 eurai. Mane merginos vadina kokainu, nes irgi žandikaulius laužau. Nice. 8 eurai. Ačiū tau, Eldai. Mane merginas vadina kokainu, nes daug kainuoju ir neilgam trunka. Gerai, 3 eurai. Ačiū labai. Šiaip daugiau kainuoja, bet... Kiek kainuoja? 100 jaučiu, ne? Okay. Tu žinotum. Aš nežinočiau, tau minus 2 eurai už tai, kad tu sakei, kad aš žinočiau. Pažiūrėsim, kiek bus minus eurų tau, kai pasakysiu. Nesakysiu iš tikrųjų. Mane merginos vadina kokainu, nes kartą pabandžius negali sustoti. O, Simonas Žurauskas. Pislys. Fucking pislys, Simonas Žurauskas, 4 eurai. Mane merginos vadina kokainu, nes susitinkam tualete. Gerai, 5 eurai. Merginų tualete, aš iškrypus. Okay. Aš iškrypėlis. Mane merginos vadina kokainu, nes irgi baisiai perbalės. Gerai. 6 eurai. Mane merginos vadina kokainu, nes vyktis mėgsta labai.
Visus kiša po to. Rolas, karočią, pisa grimerė, vyktis niuchina. Tai aš iškip šitą dalį, kad Vyktis mane mėgsta, nes nemėgsta. Bet aš 3 eurus duosiu už bairį ir paimsiu. Gerai, tai jeigu kas nors klausia, iš kaip plus 3 eurai, nesvarbu, koks skirtumas. Gerai. Savo reikalais užsiimti. Evaldai, tu norėjai sakyti, man atrodo, ne? Užkrito iš galvos, bet aš tiesiog dabar galvoju, kaip Vyktis niuchinas. Mane merginos vadina kokainu, nes mane irgi reikia privežti. Aš tingai. Toks punchline, tingai. Aš tingai, tas paprasčiausiai. Tai ką tu nori, tai tu neįgalus, ne, tu tą, aš čia turiu pasakyti. Aš tingi tiesiog. Ne, aš neturiu neįgalumą. Bet tai Galiu parkuotis neįgalių vietoj, bet... 6 eurai. Nes mane merginos vadina Rolando Mane merginos vadina kokainu, nes neaišku, kaip aš čia atsiradau. Okay. Ne, kokainą visi žino, kaip atėjo. Okay, teisingai. Aš tai nežinau, kaip... Mane merginas vadina kokainą, nes mano koka ima. O, ne, gerai, blema, gerai. 9 eurų, ne, gerai, punktas. Ar čia jau slemas yra? Koka in, koka out. Blema vadina kokainu, nes Bibi žino, kas viduje sumaišyta. 32 centai vėl. Oh, nice. Nu, aš girdėjau vėl Simonas, nice, ten nuomas kaupė. O, 32 centai, vis tiek iš šeimo, ne iš šeimos. Mane merginas vadina kokainu, nes irgi šiknas sulindęs. O, nu maladėt, gerai. Visai, šis savo Gelbėjai. Antrasis raundas baigėsi ir po antrojo raundo rezultatas yra toks. Evaldas Jasaitis gali pasigirti sukaupęs 140 eurų. Paplojam jam. Antanas Tiksliak 163 eurai. Ir Simonas kol kas 63 eurai. Taipogi, minus 100 kaip Tiksliakas. Jau 3 kokaino. 2 eurus duokime Jasaičiui. Man labai patinka, maladės. Per pertrauką uždirbinėjai. Jo, tu pertrauką esi komikas. Kaip jums pirmieji raundai, ką manas? Kaip kokainas. Aš tik noriu pasakyti, kad aš manau, kad Rolandas Mackevičius tiesiog viskas dėl komedijos buvo, bet šiaip fainas žmogus. Šiaip fainas žmogus. Rolandai Mackevičiui, kai kamerą sakyti, duok man darbą dar, aš myliu tave labai, nieko blogo. O kokią darbą jis to pastaruoju metu davė? Kokainą vežiot, ne. Juokauju. 10 eurų aš tai duodu. Aš turiu rasti artimiausią parduotuvės vietą stovėjimo ir užimti. 6 eurai. Jis daugiau moka. Kitas raundas skamba taip. Prieš save matote lentelę, kurioje yra 3 idėjos, premisai. Gal tu esi, nes seksas ir sekaip ir pasimylėkime kaip. Jūs galite pasirinkti 1, 2, 3, 4 ir 5. Čia priklauso pagal sunkumą. 1 yra labai lengvas, 5 yra labai sunku. Važiuojam ir pradedam galbūt nuo Evaldo Jasaičio. Plaimai jam. Evaldai, ką reikėsi? Gal tu esi tarpas, nes už 5. Gal tu esi Lietuvos nepriklausomybės aktas, nes... Gal tu esi Lietuvos nepriklausomybės aktas, nes ant tavęs daug vyrų pasirašė. Geras. 8 eurai, ačiū tam. Gal tu esi Lietuvos nepriklausomybės aktas, nes vokiečiuose pastrigus, o Lietuvoje turėtum būti. Gaurai. Simonas. Gal tu esi Lietuvos nepriklausomybės aktas, nes irgi mažylis rado? Nice. Gerai! Nice. Gal tu esi Lietuvos nepriklausomybės aktas, nes aš nematęs ir pochu man ir nerūpin. Nahui man tave pamatyti. Gal tu esi Lietuvos nepriklausomybės aktas, nes 100 metų nesimatėm, seniai. Aš eurą už pastangas, blema, timukai maladės. Užektaut. Užektaut, šaunuolis. Gal tu esi Lietuvos nepriklausomybės aktas, nes tikrai nesi geras lytinis aktas, tai gal kažkoks kitas. Aš eurą irgi duodu, blema, mes jau čia žinai. Gal tu Rolandas Mackevičius. Gal tu esi Lietuvos nepriklausomybės aktas, nes viską pasakėm jau. Gerai, ir todėl galime važiuoti prie kitą. Kitas yra Antanas Tiksliakas, rinkit, prašau, premisą. Pasimylėkime kaip trejetai. 2 eurai už šitą, ačiū tau. Čia yra mini žaidimas. Mini žaidimas skamba taip. Jums reikia pasakyti kiekvienam po vieną kartą, kuo pikčiau aš nekenčiu analinę. Kuris pirmas susijokė, tas pralaimė 20 eurų. Tada manęs? Galim pradėti nuo Antano Tiksliako. Aš nekenčiu balsuotų už Remigijų Žemaitaitį, ne taip? Ne taip. Gal neaiškiai pasakiau. Man tik frazę reikia sakyti, ne? Ne, tau reikia tiesiog pasakyti, aš nekenčiu analinio. Kas jeigu man patinka?
Turi apsimės bandyti. Bet kuo pikčiau sakyti ir po vieną. Gali iš pat pradžių normaliai pasakyti, Simukas dar pikčiau, tada jie saitis. Aš nekenčiu analinio. Ir negalite juoktis. Aš nekenčiu analinių. Jau skamba kaip, blėt, analinio metu. Tik jis jau užsiema analiniu ir jis turi pranešti. Į pagalvę tiesiog. Kad jis tikrai negėjus. Kiek kartų sakiau savo, aš nekenčiu kurvo analinio. Nekenčiu analinio. Kurvo. Negaliu pakęsti analinio. Gerai, Saičiai, tu pasakyk. Čia buvo mano visą šitą. Dar pikčiau negu Simonas. Aš nekenčiu analinio. Ok, iki sekė dar pikčiau. Kenčiu analinio. Nu, nahu, nekenčiu analinių. Gerai, Saičiai. Aš nekenčiu analinio. Nekenčiu! Aš vis dar įsivaizduoju, kaip Simuką pisa tiesiog. Jie Saičiai dar pikčiau negu Simukas. Kiek kartų, kai sakiau. Simukai, kurva, tau kartų dar. Nekenčiu kurva. Nekenčiu kurva, analinio. Yra analinis ir dalykai, kur mėgstu. Ir analinis vapšė ne. Kitoj pusė. Tu Aš nekenčiu. analinis nekenčiu. Aš nekenčiu. Gerai, kas pikčiausiai pasakys, aš nekenčiu analinio sekso? Ok, mes galim nedaryti pagau kampą. Gerai, paskutinį ratą. Kas pikčiausiai pasako? O aš nekenčiu analinio. Tu Timūrą darai iš manęs. Atiduok analinį. Kada? Dabar. Atiduok analinį dabar. Neduok man analinio. Nu tai palauk, pisamės į pusę. Neduok man Duok analinį dabar. Kada? Aš nekenčiu. Kada analinį? Dabar. Ačiū. Simukai, dar nori paskutinį ar uždarom? Aš, nu, nahu, kaip pikčiausiai, blėt, iš jų nekenčiu analinių, nahu. Atrodo, kad patinka. Žinai, kame problema, kad aš myliu analinį pikčiau pasakyti daug daugiau yra dušio, žinai, vidui. Aš myliu kurva analinį. Gerai, Kurva, dievinu analinį. Gerai, pabandom kitą ratą. Pasakyk, Kislekai, kad myli analinį. Prašau, maldauju. Kiek aš turiu eurų dabar? Pasversiu, man apsimoka. Jeigu nepasakysi, turėsi 0. Aš myliu analinį. Ne, nebekankina vyru, ačiū jums labai. Žinokit, niekam neminusuoju, visiems pridedu po 20 eurų per turą, tikrai šaunuoliai, labai puikiai. Podvacoka, taip. Puikiai pasirodė, dar kitą paplojam, tikrai šaunuoliai. Mane padvacokai pačias padvacokai. Daviau dvacoką trajaką lygos kalbą. Gerai, o dabar Simono Žurausko eilė pasirinkti vieną iš lentelį esančių variantų. Seksas trise kaip trise. Gerai. Seksas trise kaip giminės balius. Galima. Sekundė, dar duodam Simonui. Ai, dar man vieną, okei. Viskas tvarka, jeigu Simonai nenori, galim perleisti. Nu, davai, F kaip perleisti. Gerai, Evaldai. F, čia galima pasirinkti. Ne. Ok. Evaldas buvo pirmasis, kuris paspaudė. Seksas trise kaip giminės balius su daug puskių. Ok, 2 eurai. Seksas trise kaip giminės balius, ne visus pažįsta, bet jie atėjo, tai... Gerai, 4 eurai. Seksas trise kaip giminės balius, galėjom pamačiutės apsėti. 7 eurai. Ačiū, Kislekai. Seksas trise kaip giminės balius, savo noriu nevažiuočiau, bet pakvietė. Ok, 2 eurai. Seksas trise kaip giminės balius. Kartą per 10 metį visai zaibys. Seksas trise kaip giminės balius, priimam tik jeigu ta pati pavardė. Incestas. Eurą duos. Giminėm pysame. Kam nepatinka incestas? Seksas... Matai nachai. Sėdyti. Evaldai. Pamiršau nachai, žmėlelį. O! Seksas trise kaip... Alzheimerio. Seksas trise kaip giminės balius, reikia progos. Negalim šiaip susitikti. Šiaip negali mylėti, ne? Nu, aš tau už tai 20 centų. Seksas trise kaip šita laida išpisa ir nepaskambina, tai dar pinigų neduoda. Ne taip, negali taip sakyti, ne, jokauju, 3 eurai. Seksas trise kaip giminės balius, pradžiai nejaukus smarkiai, o vakaro įgojau ir su močiutėm, ir su viskom pašokė. Ką publika man?
Seksas trise kaip giminės balius, lieku prie vaikų stalo. Okei, va, apie ką aš kalbu. Man patinka šitas vaikinas. Va. Man irgi patinka. Gerai. Žinai ką, jie mane vadino Rolandu Mackevičiumi. Simonai. Netyčia, žinok. Ai, gerai. Minus 1 euras. Seksas trise kaip giminės balius, blėt netyčia, žinok. Aš to gersiau pasakiau, kad tu rytoj duos pinigumą. Man, žinai, kad kaip priklauso. Aš perkandau šitą žaidimą. Žinai, kaip ir, tu turi drąsiai pasakyti. Va čia tame esmė visą. Seksas trise kaip giminės balius. Netyčia. Eurą duosiu. Ačiū labai. Seksas trise kaip giminės balius ir šaltienas, nahu, ir negyvas zuikis. Ir... Va, su emocija. Malodės. Tai 6 eurų. Seksas trise kaip giminės balius. Visą laiką su tėvo broliu pripisu. Euras. Kažkas tam kažkokia moteriškė nusiprunšė, tau duoda eurą. Seksas trise kaip giminės balius, baba arti mirties visą. 3 eurai. Ei, kažkada jį buvo jauna, okei? Gerai, man atrodo, galima žiūrėti prie kito. Toliau eina vėl apie ratą Evaldai Sait. Taip. Gal tu esi nes už 4. Super, važiuojam. Šūdas Niagaros krioklys. Gal čia Aš dabar ne tai, kad nesuprantu. vietininkas tai jau būtų. Insultas ištiko. Ai, minigeimas čia. Šūdas Niagaros kliokys. Vis tiek nepaaiškino, na, kad čia minigeimus yra. Gerai. Dabar šiks kažkas man ir aš galėsiu pagauti. Iš viršaus čia pradėjo šūdai kris. Šis žaidimas skamba taip, jūs vėl pataikite ant minigamesą. Aš jums duodu pavadinimą šūdo, o jūs turite paaiškinti, koks tai yra šūdas. Koks tai šūdas. Pavyzdžiui, Kuo toliau į mišką, tuo tamsiau. koks būna šūdas pavadinimu Niagaros krioklys? Kokį tu šūdą pavadintum? Jeigu manęs nevaišleisit, aš parodysiu jums. Žiūrėk, tulkanų. Tai turi ką nori? Aš pamištik. Pakentėk. Jam aš irgi eičiau. Myš čia į tribūną, yra vietos čia. Aš galiu parodyti, kas yra myžlas, Niagaros krioklys. 3 minučių per trukėlį. Gerai, spėsi per 3 minutės. Davai, greit nubėgis. Mes kol jie myža, pabandykim įsiaiškinti. Jo. Jie su mikrofonais išėjo. Nesakykit jos, palikit mikrofoną studijai. Girdėsit, kaip Antanas labai pabiški myža, gali visko išmyšti per vieną kartą. Aš sakiau, su tarpais myža. Ir girdis, kad Simukas dar nemyža, tas taburetės nuėjo pas. Simukas įsijungia. Kislekas pas Simuką užėjo. Na, eina tau. Kur man nei vienas rankų neplovo? Net nesusimąstė, rankų nusiplovo. Rankų neploviai! Plovau. Mes girdėjom viską, ble. Aš kur taip ir žinojau. Irgi rankų neploviai. Plojai sklek ir rankas, prisipažink. Ne. Gerai, minigamesas. Taip, pavyzdžiui, tarkim, pasakau, šūdas Niagaros krioklys, jūs turit pasakyti, kai suvalgai neaišku kebabą ir praleidi baisiausią trydą savo gyvenime. Šūdas Niagaros krioklys irgi su lietpalčiu jau eini tada, pilnai. Taip, aš jį, kad lietpaltį reikia užsidėti. Nu, taip drapsta nahui, kad su lietpalčiu sėdėsi. Eurą duosiu. Matomas iš 2 valstybių. Čia tokia faktinė informacija. Čia jau faktinė informacija. Čia mes naują žaidimą darom, tai čia dar nesam išsiaiškinę. Ble, mes tik pamišnojom naują žaidimą. Čia dabar... Žinai, man patinka su tokiam laidom, kur YouTube yra, kur netėlikė, kad, pavyzdžiui, juokingiausia dalis, kai naina komikai pamiršt ir girdi visą. Ir mikrofonai įsijungia. Aš taip tikiuosi, kad nenumaikins, nes aš tiek priešnekėjau dalykų apie Rolandą Mackevičių beje. Nekauj. Gerai, kitas, pamenu kitą šūdą. Koks būna šūdas galiūnas? Žydrūnas Savickas. Kai šaitai Z raidę. Big Z. Geras. Gerai, 4 eurai, 5 eurai. Žinai, tas šūdas galiūnas toks, kur tokia dešra iššykį ir galvoju, ble, toks bibys tilptų. Aš nekenčiu analinio sekso.
Šūdas galiūnas čia toks, vat, kur pašykina ir tikrai nufotkini ir turi parodyti. Ne, aš netikiu, kad toks gali būti. Mobilkos dydžiai. Jeigu jau šūdas galiūnas jau kur yra, žinai, kur iškyšęs jau galvo virš vandens, kur visas netilpo į vandenį. Jis jau biškį ant kranto iškritęs. Šūdas galiūnas, kur pats gali šeimai. Šūdas galiūnas, kai galėtų bario apsauginių dirbti, ant tiek didelis jau. Jam tik kostiumų uždėti. Jeigu Matijošaitis būtų superherojus. Šūdas galiūnas. 6 eurų Evaldai Jasaičiui. Ačiū tau, Evaldai. Žiūrėjau, bet Maibacho laivą, ten šūdas galiūnas buvo. Ja, bet jis su ranka padėjo, nesiskaito. Nu, Asistat šūdas. Šūdas aferistas. Šūdas aferistas. Arūnas Valinskas. Kodėl? Tai tų žmonių nuomonė, ne mano. Manai, kad tik papersi, bet prisišiukai. Jo, nice. 4 eurai. Žinai, šūdas aferistas yra ta tryda, kur toks atrodo, nu, vsio, išsitriedžiu, atsistoju ir toks, ne. Ta pati. 4 eurai. Per 3 užėjimus turi ištriestas. Ir triedis sėdi valandą ir galvoju, nu pizdu, dar paskroninsiu, kol nudžius. Ir toks, ne, dar triedžiu. Ir nebesupranti, ar aš šiaip... Ne, jisai laukia, kol tu atsistosi. Pradedi bijoti, aš myš per subį nepradėjau, kas čia atsitiko. Ar grįšiu dar kada nors ir normalų šykimą gyvenime. Šūdas aferistas, kur sako, jeigu balsuosit už mane, būsiu premjerė ir po to išeina Europos Sąjungą. Gerai, 7 eurus duosiu už Blinkevičiūtę žeminimą. Šūdas aferistas, kur sako, kad nereikia kreipdėmėsi į koaliciją, bet kai iš tavęs pajokauja, sakai, wow. Akės, čia per daug politinis. Šūdas aferistas, čia kol Nausėda bankė dirbu, taip vadino kolega. Gerai, 4 eurai. Nemaišykim šūdų ir politikos. Maišykim šūdus aferistai. Šūdas Yorkšyro terjeras. Koks, kurį gali paimti rankas? Gerai. 6 eurai. Labai plaukuotas šūdas. Būna pas tai tokių? O pas tave? O pas tave nebūna. Šūdas Yorkšyro terjeras, tas, kur įminė eidamas per parką. Toks, eik, tu kaip nenorėjau užminti ant tave. Kai sucipė, kai užminti. 4 eurai. Ir šūdas. Pamatai toks gražus, kad net aprengt noris. Geras, Mugai, 7 eurai. Kišeninis. Ne, bet šūdas Yorkšyro terjeras, kurį tašė telpa. Mažas, jau tipo buvo, bet geras. Aš tau 5 centų duosiu. Tai nereikia, paukoko. Gerai, paukoko. Aš įsivaizduoju, kad Daino bosas ant šyka tiesiog šūdus Yorkšyro terjeras. Žinai, sofistikuota moteris nešika šūdo galiūno. Na jo, moteriškas. Šūdas Yorkšyro terjeras prie tašytės, prie Versace galiu. Šūdas Yorkšyro terjeras, kur su pasu gali šūdo paimti, jau turi, kaip tėvai gyvena. Skiepė 3 kartus. Su istorija, ne? Jo, šūdas su istorija. Ne šiaip savo kažkoks varneška šūdas, kirkėmė priešyktas. Čia prašyčiau, tėvai nugalėtojai po šūdai galiūnai, tėvai. Geras, 5 eurai. Šūdas Titanikas. Į 2 dalis lūžta. O, nice, 4 eurai. Eldai. Ta pat norėjau sakyti, iš instinkto paspaudžiu. Kaip aš iki ašaros bėga. Ok, 2 eurai. Šūdas, kur trunka 4 valandas. 6 eurai. Kur galėtų būti ne vandenį, bet vis tiek vandenį pasirenka. Na, jau sakai, šūdas, kur netelpa ant vienų durų. Šūdas, už kurį gauni Oskarą. Ok, 4 eurai. Ir labai daug aukų nusinė. Šūdas, apie kurį dar po 100 metų kalba. O, nice. 7 eurai. Šūdas, apie kurį dar po 100 metų, nuo kurio miršta dar. Šūdas Titanikas, kur irgi, žinai, nori seksą daryti mašinai su moterim, bet reikia pašykti prieš tai. Iš asmeninio archyvo. Čia tiesiog nuoskauda. Žinot, šūdas, kaip pasako pana, kad maladės, bet palieka, nahui patos. Gali net nedėt po. Kas čia buvo, Evald? Da piso, žinai. Aš jai Ne, bet o ką jinai, na? Ką jinai? Aš blogas pastoviai. Euras, gerai, ir man tinka toksai. Ačiū labai. Galim, paskutinis bus, tai šūdas pamokslautojas. Antanas Sadauskas.
Jie dabar, jie dabar juokias, aš tau turiu 2 eurų. 6 eurų. Šūdas pamokslautojas, doveika, žinai. Tas pats Kaunamerės paimkim. Tai į abi pusės tada. Tapinas irgi, na, kaip pamokslautojas. O ką jis tam kazino? Šūdas pamokslautojas. Bairaktarį irgi man. Žinai, šūdas pamokslautojas turėtų būti toks šūdas, kur, žinai, atsimeni, kur tau primena. Ne tai, kad didelis ar tryda, bet tas, kur žiūri ir toks, nu kur, tikrai gal per daug kukurūzų valgyti. Šūdas pamokslautojas, jie ir pažiūrė ir kažko išmoksti. Jo. Kažką išsineši. Kad nuo burokėlių nusidažo. Kažką išsineši iš to. Pavyzdžiui, kad va tokį dydžią BBC šį filmas. Jo. Irgi pamoka. Pasakoris labiau. Žinai, kas jie šūdas pamokslautojas, kur tu pavalgai burokų, pažiūrė raudonai ir toks, blėt, aš kraujuoju. O pasirodo, ne, bet tu susimastai, kad reikia gal sveikatą prisižiūrėti, kad nekraujuočiau iš šikno. Jo, toks šūdas, kur pakeitė mitybą, toks, nu na. Čia dar mes su draugais dar šūdas dvigubas dugnas vadiname. Ne viskas taip, kaip atrodo. 6 eurų, kisleka, ačiū labai. Žinai, kur negali iš 5 kartų nuleisti pamokslauti, vis grįžta. Žinau šitą. Dėl to mane vadina kokainu. Kur jau 3 kartą laukia, kol bakelis prisipildys, jau nuleidė ir jis jau dingsta. Galvoju, viskas, saugus aš. Čia blogiausiai yra. Beje, dar Evaldai norėčiau pasakyti, kad jėdai valgai. Blogiausia, kai išigi tualetę su silpna srove, neįmanoma nuleisti tą šūdą. Atrodo. Ir visą laiką pas blėt panos tėvus. Jo. Šūdas pamokslautis visą laiką. Šiaip Evaldai, kol dar tu likęs, stovi, lauki 5 bakelę, dar norėčiau. Aš manau, kad mes dar neįsiaiškinam. Tu stovi taip tą pirštą ant mygtuko. Lauki, kol nutils bakelis. Ir visą laiką apsipisi, kur gerai, o gal nereikia pilno sulaukti nuleisti. Ne, pusė nepadės, dabar dar. Dabar sugadinai viską nuo nulio, dabar reiks laukti. Pradedi žiūrėti, ar kibiro šalia nėra, gal nupildai daug didesnės rovė. Ir da ką tu veikiai tam tūlikė? Tik toką jokingas. Nesvarbu. Vaidini, kad kojas nutirpa. Gerai, aš už visą šitą jums abiem po 20 eurų. Paplojam. Ir Simukui dėl to, kad maladėks 5 eurus pridėt. Gal tu esi dvejetas, nes taip ir atrodai, paplojam. Gal tu esi Viktorija Sigel, nes... Sudaužyta. Gerai. Simukai, 5 eurai. Gal tu esi Viktorija Sigel, nes prašai pinigų už seksą ir šiaip matyta labai. Okay, sorry. Nes su mano draugeliais geriau sutarė. Ei, geras, 7 eurų. Visiškai tėviškas. Gal tu esi Viktorija Sigel, nes išsisuodinus? Na. Dobrus, Vyresnė auditorija. Kas jin, ką? Jinai allegedly gavo į akį, bet negavo iš tikrųjų, apgavo. Viso vyro, ne? Jo, gal tu esi Viktorija Sigel, nes meluoji biški. Gal tu esi Viktorija Sigel, nes snukis kaip šalavas. Tinka? Mes turim juokauti, čia turim būt bairis. Gal tu Viktorija Sigel, nes eiktų nafu šliukai. Tiesiog pyp, eina. Gal tu esi Viktorija Sigel, nes tavęs Evaldas nahu kaip nemėgsta. Aš Simukui iš viso neturiu stiprios nuomonės apie. Buvus nebuvus. Gal tu esi Viktorija Sigel, nes neturiu stiprios nuomonės apie tave. Šitas gerai? Taip reikia sakyti. Gal tu esi Viktorija Sigel, nes netęs. Iš širdies į širdį buvo. Gal tu esi Viktorija iš širdies ačiū, nes Sigel. Ką jau negalima biški nacijų pabūti, nupizda. Taip, labai, žinai, iš širdies dėkoju visiems. Gerai, taip ir užbaikim laidą. Jeigu mane Puklevičius gina mane, čia romėniškas saliutas, va taip, jie abi pusės metų išsavėsite, sako, va. Aidai Puklevičiui, kad podcastas jau turėtų ką šnekėti. A tai Puklevičius Maską gynė? Sakė Elonas Maskas, sako, baigit, nu ką čia romėniškas saliutas. Ką iš šneka, čia kaip Romos imperijai. Romėnai, va. Visi romėnai visą Europą valdė. Romėnai. Taigi, ble, nu Romos imperijos. Jo. Ten romėnai iš širdies į širdį, romėnai. Čia iššūkis senovės Romos imperijos beje buvo, iš širdies į širdį. Gerai, rezultatas yra Simonas Žurauskas, 132 eurai, plojimai dar Italija, Antanas Kislek, 291 euras ir Evaldas Jasaitis, 222 eurai, plojimai jiems. Aš šauku, na? Ble, man dėtis, visai čia. Gerai, galim, nori dar vieną? Dar, šauna. Davai, dar vieną. Norit jūs, Hebra? Atėjom viską. Nu tai važiuojam toliau. Davai, Hebra, iš širdies, pisa.
Gerai, ir renkamės. Važiuojam, belė kokį, paspauskit, kokia dar nebuvo. Seksas trise kaip Buvo. Pasimylėkime, šaunam. dar nebuvo, ne? Vienas patarimas. Taip, mylėkimės. Simonas namo grįž ne vienas. Iš 3. Su draugė. Su taksistu, inšalą. Alhamdulillah. Labai, Fred. Gerai, pasimylėkime kaip iš 4, pabandom. Pasimylėkime kaip LDK laikais. Kaip Aš išpysiu ir paimsiu tavo žemės. Nu, okei, 4 eurai. Pasimylėkim kaip LDK laikais su Lenkais, na. Gerai, maladės, 5 eurų. Pasimylėkim kaip LDK laikais iš Širminės. Pasimylėkim kaip LDK laikais su lietuviais, bet baltarusiškai. Nežinau, kaip su bulvė pystis reikėtų. Aš nežinau, kaip baltarusiškai. Tai mane žiūri, iš kur aš žinau. Kas kitas mane labai stipriai projekins, kas publika, tiksliau projekins labai stipriai, gaus 20 eurų. Tiesiai iš kišenės. Bet turės ant stalo dėti kešą tada. Bazaras. Davai. Kas buvo LDK dabar galvoju, nahu visi? Kas buvo LDK? Pasimylėkim kaip LDK laikais tik su didžiaisiais kunigaikščiais. Ne, nepatiko pavadinimas. Matai, jie jau nusistatė. Matai, čia Antanas pakišo. Pasimylėkim kaip LDK laikais nuo jūros iki jūros. Nu, irgi toks, žinai. Prie pasakytų man šitą, žinok, paimčiau už pimpalo. Bet nestipriai. Prie jų. arba žinot kaip, pabandom su kitų premisą, paimkim kitą premisą. Seksas ir kaip sporto salės pirtis. Nori, nenori, turėsi nusirengti. Jo, Seksas trysė kaip sporto salės pirtis, nieks durų neuždaro, na. Čia man dėl pirčių labiau nusipirkti. Pradėkit darinėti duris, man. Ir greitai, blėt. Kiek galima? Aš užsišildau, blėt, kiek. Ir varsto, atrodo, kad visą dieną čia ta šiluma bus. Lip greitai, na, ant laktos. Seksas trise kaip sporto salės pirtis, visi žiūri, bet nieks neliečia. Man tai būna, bent jau. Aš tai žiūriu, kaip pisas žmonės. Seksas trise kaip sporto salės pirtis, pasities rankšlas, tai reikia. Seksas trise kaip sporto salės pirtis, vis tiek reikia sumokėti. Nemokamai negali užėjti šiaip. Dėl to už vienetuką šitas premijas. Ne dėl, čia įvertinimus jo, žinai. Seksas trise kaip sporto salės pirtis, daug nuogų dėdų yra. Seksas trise kaip sporto salės pirtis, kas įeina, tas dalyvauja. Gerai, pabandom Gal dar išdėti. kitą vis dėlto. Nice. Pabandom ras kažką, kas gautus juokingai. Gal kitus dalyvius pabandyk, Antanai. Nu, dar vieną šauną. Gal tu esi varškėjus surrealis, nes esi pasaka? O, nice, pasvai. 20 eurų keliavė Simonai Žurauskai. Ja, nu čia... Gal jis vaškės surrealis, nes nykštukas, na. O, nice. Atėmu iš Simono Žurauską 20 eurų atiduodu Antanui Kislekai. Pradžiai 20 eurų buvo Simono, o dabar jo. Eik, tu nahui. Gerai, užteks, matau, čia varvinam seilę. Davai, ateisi dar kartelį noriu pablokuoti. Ačiū labai. Ačiū, kad atėjot, pasimatysim kitais kartais. Davai, iki, ačiū ir jums. Visiems ate. Ir jum. O davai vieną ilgą. Ir jum.